Garbė Jėzui Kristui. Įsiklausykime šventos Evangelijos pagal Luką. Šeštajame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika, malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis viešpataus Jokūbo namams per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą: kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė: šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra 6. tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė: štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Girdėjote Viešpaties žodį. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Laimutė už paskaitymą Evangelijos. Paklausykime, kągi šiandien sako žodis tarp mūsų. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Ištisos tikinčiųjų kartos kartojo šį angelo Gabrieliaus pasveikinimą Marijai. Tūkstančiais kartų Marija ir jo sūnus buvo pagerbti kartojant Elzbietos sveikinimo žodžius. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Šią jaunai žydai mergaitė iš varganų Nazareto miestelių, noriai paklusus Dievui ir šventajai dvasiai, ją pridengus savo galybę, Dievo žodis tapo kūnu. Įsipildė pagrindinė Dievo atpirkimo plano dalis – Marijos atsakas. Štai aš, Viešpaties tarnaitė, tebūnie man, kaip tu sakei. Nulėmė, kad ji amžiais yra ir bus vadinama šventąja Marija. Gabrieliaus ir Elzbietos sveikinimai drauge su nusilenkimu arba atsiklaupimu buvo paplitę rytų bažnyčiose jau 6. amžiuje, o po 100 metų paplito ir Romos bažnyčioje. Taip būdavo pagerbiama Marija. Pamažėl šie sveikinimai buvo sujungti į vieną ir Marijos vardas pridėtas kaip maldos kreipinys Jėzaus vardą į maldą įtraukti. Popiežius Urbonas IV įtraukė 1261 metais. Šventoji Marija, Dievo motina, melskis už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Šis maldos kreipinys pridėtas prieš 15 amžių. Jis grindžiamas Elzbietos žodžiais. Mat ji Marija pavadino Viešpaties motina. Efezo susirinkimas 431 metais patvirtino Marijos Dievo motinos statusą. Jau 1514 metais valandų liturgijoje Marija vadinama Dievo motina. Šį jos titulą popiežius Pijus V 1568 metais leido oficialiai įtraukti į valandų liturgiją. Juo labiau gerbėta Marija, juo daugiau parodoma pagarbos Jėzui, jos įsčių vaisių.
Šventas Bernardas Klevietis rašė, negalvokime, kad sumenkiname sūnaus garbę, teikdami gyrių jo motinai. Juo labiau gerbėme Mariją, juo didesnę garbę teikiame jūs sūnui. Melsdamiesi už save arba užtardami kitus, pasitikėdami prašykime Mariją prisidėti prie mūsų maldų. Kas kitas galėtų geriau mūsų užtarti, nei mūsų gelbėtojų motina, kurią pats Jėzus mums davė, kaip mūsų motina. Jėzau, dėkoju tau, kad patikėjai mus Marijos meilingam rūpesčiui. Padėk man sekti jos tikėjimu ir klusnumu. Ačiū, kad klausėt. Iš tikrųjų, šiandien skaitant šitą įžvalgą, mini man labiausiai įstrigo tie žodžiai, kurie buvo pasakyti Kleviečio Bernardo. Iš tikrųjų, kuriai motinai nesmagu yra, jeigu mes ją gerbėme, tai mes gerbėme ir jos vaiką. Tai turbūt, arba tėvą, tai čia turbūt atėjo tas labai išsenai. Lygiai tas pats, jeigu mes šiandien turime savo mokymo įstaigą, ir mes gerbėme, sakom, savo padalijimų vadovus, savo vadovus. Ką mes darome? Mes gerbėme ir mokinius, kurie mokosi arba dirba toje įstaigoje, ar mokosi tuose vadovus. Nereikia daug proto, kad tą suprastų. Iš tikrųjų, jeigu mes kitą kartą užsiėmame ir pradedam, tas negeras, tas blogas, tas taip, ką mes darome, nešiukšlinamės patys ant savęs. Tai šiandien dar kartą Viešpats parodo ir šitą vietą, kad mūsų lygiai tas pats ir namai, ir bendruomenė. Jeigu mes tą laikysim pagarboj, ir jeigu mes tą ugdysime savo mokiniuose, savo šeimose, mes turėsime gražią aplinką, mes turėsime mylinčius žmones. Taigi mes galime iš tikrųjų prašyti Marijos užtarimų šituose mūsų visuose reikaluose. Ir jeigu mes prašom Marijos užtarimų, tai turbūt mūsų prašymas mane tiesiai Viešpačiui, nes jis džiaugiasi ir mes garbiname jo motiną. Taigi šiandien dėkokime Dievui už šitą galimybę, kad mes turime čia galimybę susirinkti, kad mes turime galimybę iš tikrųjų čia ir adoruoti, ir susirinkti, ir būti, ir išgirsti Dievo žodį. Turbūt didesnės laimės nėra. Ir dėkokime Viešpačiui ir garbinkime jį ir jo motiną už tai, kad mes turime šiandien tokią galimybę. Tikrai nuoširdžiausius sveikinimus perduodam iš Palangos. Noriu pasakyti, kad vakar tikrai džiaugiasi širdis matant, kaip yra pasirengęs skyrius. Na, mes Laimutei Daiva, mes buvome tiesiog. Aš buvau maloniai nustebinta. Tikrai kiekvieną kartą vis naujai, kiekvieną kartą vis stipriau. Ir visiškai, kaip sakoma, be jokios sutarimų, be jokių repeticijų. Atrodo, kad Laimutė ten būtų repetavus, nežinau, mėnesį laiko. Toks buvo vakar jūsų manymas, jiegi nežinojo, tai atvažiuos. Ir mes turėjome galimybę girdėti grigališkus choralus ir turime galimybę pasidžiaugti tuo. Žinot, galima buvo pajusti tą didžiulį kontrastą, nes vakare kaip tik teko ne taip jau labai norint, nenorint pagroti Eltono Džono koncertą. Tai aš
nežinau, aš kankinausi ten būdama. Gal nesuprantu, bet palyginus su koralais, palyginus su tuo balsu, iš tikrųjų su tuo, kaip kiek yra joms skambesio suteikiama, kokia pagarba teikiama. Tai aš nežinau, ar koks mušamųjų mušimas, reikimas gali tą atstoti. Taigi, melskime Dievui ir džiaukimės, kad mes tą turime. Džiaukimės, kad tas išlikė. Aš manyčiau, kad mes tausokime tą. Ir mes turim savo institucijoje tą galimybę išgirsti. Noriu pasakyti, vakar beveik kas antras išėjo apsiverkęs. Bet apsiverkęs ne iš skausmo, bet apsiverkęs iš to, kad jam buvo pajudinta tie didieji klodai, kur matyt yra, ar tai širdelė susikaupę. Kiekvienas žmogus nori to gėrio, kiekvienas nori to švelnumo. Ir jeigu mes atrandame tą stygą, tai turbūt yra didžiausia laimė. Iš tų, kur galbūt nebuvo galima tikėtis, niekas nenorėjo skirstytis. Na, visi stovi, niekas nenori išeiti. Nepasakysi išeik. Kažkaip toks momentas, turbūt dar tas paskutinis, ta tamsi moteris viena paskutinė išėjo ir vis atsisuka, aš sakau, ar jūs ką nors norit pasakyti? Sakau, nenoriu išeiti. Tai iš tikrųjų tai didelis dalykas, ką tu gali patirti. Ir taip tyliai pasiėmė plotkelę, išėjo savo namus. Ir tiesiog dėkoju Dievui už šitas visas galimybės. Ar gali žmogus būti laimingesnis? Negaila jokio vargo. Negaila nemiegotų naktų, negaila to indėlių, galbūt visų jūsų rankų, patikėkit tą, ką jūs pridėjote prie tos skyrius. Tikrai tai negaila. Kai tu matai šitokį džiaugsmą. Taigi, dėkokime šiandien Viešpačiui. Melskime prašydami, jeigu jis patikėjo mumis ir mums davė tą galimybę. Tai aš manau, jis ir žino, ką toliau su tuo daryti. Mums tik reikia įsiklausyti. Tai garbinkim, šlovinkim šiandien jo motiną, garbinkim jį, dėkokime už visas dovanas, kurias mes čia turime iš jo malonės. Taip pat šiandien mes turėsime ir turime jau turbūt nuo 9 valandos prasideda skyriuose turbūt adventiniai renginiai. Adventiniai renginiai, tai sako, valanda susikaupimų, pabuvimų su skyriaus vadovais, pabuvimų su mokytojais, pabuvimų mokinių. Tie, kurie nori, dar kartą sakau, pakvieskite, kad ateitų į bendrą mūsų salę, kur mes turėsime šiandien susirinkti pusę 12, kur mes turėsime pusę 12 susirinkti ir iš tikrųjų, dar 1 valandą praleisti kartu tie, kas nori, prieš išeinant, būtent sutinka Jėzaus Kristaus atėjimą prieš tą didelę šventę, kuri suburia vienaip ar kitaip visą šeimą. Suburia šeimą, suburia tam gėrių, pamąstymų, gerumą. Tai iš tikrųjų dėkokime Dievui už tai, melskime už mūsų popiežių, prašydami jam dvasinės stiprybės, kad jisai stiprintų visų pasaulio žmonės dvasiškai. Melskime mes už mūsų vyriausybės vadovus, Seimo narius, už mūsų prezidentę, Švietimo ir mokslo ministerijos vadovus, prašant jiems suteikti išminties, siunčiančią dvasią jų širdis, tam, kad jų visų sprendimų būtų priimami mūsų šalies labui žmonių. Melskime už tėvą Gintarą, prašant jam dvasinės stiprybės, kad jis ir toliau mus stiprintų dvasiškai. Melskime mes taip pat už visus gimusių šiandien dieną mūsų bendruomenės žmonės, prašydami jiem kantrybės, stiprybės, jiems ir jų šeimos nariams.
Melskime už sergančius mūsų bendruomenės žmonės, melskime už Valytę, melskime už Aurą, už Daimą, melskime už Aldanutę, už jos seseris, už ekscelenciją, prašydami jiem dvasinės ramybės. Melskime už išėjusius mūsų bendruomenės žmonės, melskime už Simoną, už Darių, už Alfonsą Kazį, už Aušrą, Liliją, Ingridą, Mariją, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą. Visi prisiminkime savo brangius žmones. Išėjusius pas Viešpatį, prašydami Marijos globos jų sieloms ir užtarimų mūsų reikaluose pas Viešpatį. Prašykim Viešpaties ir mūsų angelų sargų šiandien laimėti mūsų susitikimus, kad jie susitiktų vienas su kitu, paruoštų mus ir mūsų širdis, kad mes vienas kitam galėtume pažvelgti dorai, atvirom širdim į akis, neuždengtų šydu, neapsimetusių žvilgsnių, ir išsakyti, jei ką turim, nesinešiauti to, nes vienaip ar kitaip tas išliks. Tai melskime Viešpatį šitų malonų. Ačiū.